Labas rytas visiems, sveiki atvykę į forumą apie architektūrinį vaikų ir jaunimo švietimą. Atsiprašom, kad čia kelias minutės vėluojam, tiesiog neturim kažkokių profesionalių labai priemonių, bet norim vis tiek užfiksuoti, įrašyti šitą renginį, tai truputį tokie techniniai klausimai dar pristabdė. Ir žurnalistai atvyko, toks intensyvus rytas, bet labai tikrai pradedam, tikrai labai visų laukiam šito renginio. Bet visų pirma, aš norėčiau labai padėkoti Kauno technologijos universitetui, kuris mus priėmė šias labai gražias jaukias patalpas ir duoti žodį Katalikų statybos ir architektūros fakulteto dekanui, daktarui Andriui Virelioniui. Prašau. Tai sveiki visi, ačiū labai, kad pasirinkot organizuoti renginį pas mus, labai malonu Jūs matyti čia. KTU, kaip žinot, nesenai turbūt atšventėm 100 metų nuo mūsų aukštųjų kursų Kaune įkūrimo ir mėgstu visada paminėti, kad vienas iš pirmųjų tokių eksponatų, kurį turim iš tų laikų, tai yra studento pažymėjimas, architektūros studento pažymėjimas. Tai mes tikrai džiaugiamės tą architektūrą, kurią turim Kaune, džiaugiamės tuo, kad mes čia esam. Ir žinoma, daug dirbam ir su mokyklom, su įvairiom švietimo programom. Mano įsitikinimu architektūros švietimas yra ta dalis, kur labai smarkiai stiprina sisteminį mąstymą vaikams, moksleiviams ir bet kokio amžiaus žmonėms. Apjungia ir socialinę dimensiją, ir erdvinį mąstymą, geometriją, matematiką. Tai tuo pagrindu mes lygiai taip pat ir fakultete vykdom gana nemažai STEAM programų su mokyklomis. Tai labai malonu Jūs čia matyti, tikiuosi forumas bus geras, sugeneruosit ar apjungsit daug įvairių idėjų ir tiesiog džiaugiuosi, kad esat čia, gražaus renginio ir sėkmės. Dar man priminė Eglė prieš renginį, kas nepasirašėt ant stalo ir norėsit po renginio, kad jums išduotų pažymėjimus, tai tiesiog neužmirškit pasirašyti. O dar trumpai tada apie šitą renginio kontekstą. Iš tikrųjų, šitą renginio kaltininkė yra Eglė. Galbūt jinai dar pridės sakinį ar du. Praėjusiais metais pradėjo praėjusį rudenį organizuoti architektūros festivalį vaikam Kaune. Galbūt pakelkit ranką, kas galbūt girdėjot ar dalyvavot. Didžioji dalis, labai smagu. Ir tiesiog kreipėsi praėjusiais metais į mūsų Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją kaip ir tokio patronažo, paramos ir mes iškart sutikom, nes tikrai matom didelę prasmę tam renginiui. Ir praėjusiais metais festivalį užbaigėm irgi tokių, ne formų, bet diskusiją. Tik tai tas renginys buvo uždaresnis, mažesniam rate ir mes kalbėjom būtent apie vaikų ir jaunimo supažindinimą su Kauno modernizmo architektūra, kuri buvo ką tik įtraukta į UNESCO sąrašą ir turėjom tokią labai turiningą diskusiją, irgi dalinosi patirtim įvairių nevyriausybinių organizacijų, universiteto atstovai, kaip jie tas veiklas vykdo, kokias pamokas iš to išmoko, kas jau yra, ko dar trūksta. Ir šiais metais mes nusprendėm išplėsti tą formatą ir kalbėti ne tik apie Kauno modernizmo architektūrą, ar kaip su ją supažinti, bet apie su architektūra bendraja prasme, plačiaja prasme. Ir jeigu viskas gerai eisis, tai tikimės, kad tai taps tokiu kasmetiniu ar kartą kas 2 metus vykstančių formų. Nes iš tikrųjų, kai dėliojam programą, tai atrodė, kad yra tiek daug dalykų, apie kuriuos norisi pakalbėti, kuriuos norisi išgirsti, bet pagalvom, kad tokiam pirmam dideliam forumui, didesniam atviram forumui reikia pradėti iš esmės kalbėti apskritai apie situaciją Lietuvoje, įsivardinti, kur mes esam dabar, visiems kartu atsakyti, kodėl to architektūrinio švietimo apskritai reikia, kaip mes jį suprantam. Ir kaip matėt programą, aš gal labai greitai tik tai prabėgsiu, kad turėsim vieną dalį skirtą formaliajam ugdymui, nes neseniai buvo atnaujintos bendro ugdymo programos ir paprašėm atstovų iš nacionalinės švietimo agentūros pristatyti, kaip architektūra dabar atsispindi tose naujose bendro ugdymo programose. Bus atstovai tiek iš mokyklos, tiek iš darželio, kurie jau turi ten, sakykime, tokią kaip architektūros specializaciją, papasakos, kaip tą daro. Tada vaišinsim jūs pietum ir po pietų jau kalbėsim su atstovais, kurie vykdo neformalą architektūrinį švietimą.
Tai turėsim tokių ir pranešimų, ir diskusijų. Ir tikrai į tas ir diskusijas norėjusi įtraukti daug daugiau žmonių. Aš žinau iš registracijų, iš jūsų pažįstamų, kad ir salėje yra labai daug žmonių, kurie dirba su architektūriniu švietimu. Tai aš tikrai labai skatinu, kad tai būtų toksai ne mūsų kalbėjimas jum, bet būtų dialogas ir bus tikrai progų užduoti klausimus arba tiesiog pasidalinti savo patirtim, savo išvalgom, tai labai kviečiu drąsiai tiesiog kelt ranką ir kalbėkimės. Tai ar, Egle, gal tu norėtum dar kažką pridėti, ar vėliau, kaip jauti? Tai labai dėkoju visiems, kad susirinkote. Ir aš turbūt norėčiau tiesiog gal paminėti. Labai džiaugiuosi, kad KTU universitetas prisijungė prie organizavimo ir festivalio atidarimas vyko universitete ir labai smagu, kad ir baigiamasis renginys čia vyksta. Nes vėliau papasakosiu, kodėl būtent KTU architektūros mokykla, jau ir dekanas apie tai kalbėjo, truputį užsiminė, kodėl svarbi šitam festivaliui. Ir aš jau pernai metais sakiau, kad jeigu ne KTU architektūros mokykla, tai šito festivalio nebūtų, nes labai suteikė labai tvirtą pagrindą, kad galėjom drąsiai pradėti visus darbus. Tai turbūt tiek